Tai sveiki, kodo kariai. Šiandien tęsime mūsų 100 dienų Python challenge ir šiandien yra day 6, diena 6 ir šiandien darysime monetos metimo simulaciją. Tai bus labai ganėtinai paprastas, programa atsitiktinai parenka herbas arba skaičius ir kągi mes dadėsime, kad nebūtų taip paprasta. Dadėsime statistiką, kiek kartų iškrito kuri monetos pusė ir taip pat sukursime mini animaciją, kada moneta sukasi. Ir kągi, apžvelkime, ką šiandien išmoksime, ką pasikartosime, tiksliau visą, ką naudosime šiai mūsų programai sukurti. Tai ko mums reikės, tai while, loopas, tai leis mūsų monetai kartotis, nereikės kiekvieną sykį paleidinėti kodą ir pamėginkime atsiminti, kaip while veikia. Taigi, kol turime true, mūsų kodas print arba input. Taip, ne. Ir patikrinam if. Įsisaugom įkintamąją, aišku, įvestis, lygu input, taip ne, ir if įvestis lygu, padidinkim upper padaro, jog mūsų įvestis, nesvarbu, ar rašysime mažosiomis ar didžiosiomis raidėmis, ar ir taip, visą laiką mūsų įvestis bus didžiosiomis raidėmis. Ir jeigu taip arba ne, mes padarom break, kas nutrauks mūsų while loopą. Galim pratestuoti ir paklausė taip, jeigu taip turėtų dar sykį klausti taip, ir kol mes enter tuščias arba taip, viskas tvarko. Jeigu tik parašom ne, mums nutraukia mūsų while loopą. Super. Tai pasikartojam, kaip veikia while ir toliau užkomentuokim, kad nesitrukdytų. Ir kągi mums toliau reikės, taigi prisiminsim, ką daro count. Count skaičiuoja kiekvieną rezultato pasikartojimą. Tai realiai nėra ką labai čia ir daug aptarti, tiesiog mes pasidarysim kintamai count, kuris skaičiuos kiek kartų kuris prisidėjo. Tai jeigu dabar count, tarkim, 0 pirmas iki metus ir po metimo, jeigu iškris skaičius, tai mūsų count jau bus 1 ir, tarkim, count 2 bus 0. Taip skaičiuosim statistiką mūsų. Tai padarykim komentarą, skaičiuoja kiekvieno rezultato pasikartojimus. Ok, ką dar apžvelgsim? Apžvelgsim naują, visiškai tiksliau komandą, išmoksime ją. Tai clear screen. Clear screen. Tai po mūsų animacijos padės mums išvalyti terminalą. Ir yra toksai mini niuansas, kad jeigu mes naudojam clear screen, tai ar naudojam Windowsus, ar naudojame Linuxus. Pas mane čia visas Visual Studio kodas yra ant Linuxų, tad mes naudosim clear. Jeigu naudotume Windowsus, bus CLS. Taigi, ką toliau, tai prisiminsime ANSI kodus, suteikti kodui spalvų, atvaizduojant
terminale. Ir paskutinis, tai input. Input, vienas dažniausiai mūsų naudojamų dalykų, po print tikriausiai, tai input leidžia vartotojui įvesti. Na, kaip mandri skamba. O kaip ir viskas, ką daugiau naudosime, aptarsime jau rašant kodą. Taigi nieko nelaukim ir pradėkim. Pasirašykim, jog kodas, nuo čia prasidės jau mūsų kodas, šiek tiek atskirimas ir ką mums reikia pradėti nuo ko, tai importuoti biblioteką. Ką mums reikalinga biblioteka random, jog padeda atsitiktinis pasirinkimas, tada mums reikalinga biblioteka importinam time, tai animacijai suteiks laiko. Ne taip galbūt įsireiškiu, tai žodžiu time padės kaip tik mums sukurti animaciją, kadangi sukurs šiek tiek delėjų tarp mūsų kodų. Toliau, kas mums reikalingas, dar vienas dalykas, tai yra naujas, pirmas iki naudosim, tai import as. Tai leidžia Pythono kodui bendrauti su mūsų operacinė sistema. Tai šis būtent as mums reikalingas dėl clear funkcijos, jog išvalytume mūsų terminale jau esančius kodus. Na ir kaip ir viskas, išimportuojam bibliotekų ir pradėkime mūsų kodą su funkcijos sukūrimu, ekrano išvalymu. Funkcija labai paprasta. Jeigu pamiršom, kam reikalinga funkcija, tai trumpai priminsiu, jog galėtume mūsų kodą panaudoti vėl ir vėl, nerašydami per naujo visos logikos. Tai clear screen ir sukurkime os system ir panaudokime cls if os name lygu nt else naudojam clear. Tai ką padarom, tai mes patikriname, koks yra mūsų operacinė sistema. Jeigu Windows'ai tai naudos CLS, jeigu nesuveikia, tada mėginame naudoti clear. Tai reiškia, jog mūsų kodas veiks tiek ant Windows'ų, tiek ant Linux. Štai, sukūrėm pirmą funkciją. Čia gal tarpą panaikinam, kad gražiau atrodytų. Ir sekanti funkcija, net ne funkcija, o sukurkim sąrašą. Jeigu gerai atsiminam, liks tas kūriamas su laužtiniais skliaustais ir įkintamai įrašysim kelias reikšmes. Tai būtent du variantai - skaičius arba herbas. Tai galimi variantai ir sides ar pusės, kurios gali būti, tai bus herbas arba moneta. Toliau sukuriame sukimosi animacijos sąrašą, tai spin text, panaikinam ir sukasi 3 kartus panaudosim. Ir dar ko mums reikia, kaip ir minėjau, skaitliukas, statistika. Ir count sukuriame mums sąrašą su
herbas ir nustatom, jog pradžioje herbas yra 0 ir skaičius ir taip pat pradžioje yra 0. Super. Susirašėm pagrindinius mūsų naudojamus kintamosius ir funkcijas. Dabar galim pradėti su while true, kol yra tiesa. Mes įjungiam sukimosi animaciją. O kaip mes galim sukurti sukimosi animaciją, tai panaudotume for in range. Galima sakyti, kiek kartų, tai 4. Jeigu keisim tą skaičių mažiau arba daugiau, tai mūsų sukimosi animacija ilgės arba trumpės. Tai ir dar sykį for naudojam 2 kartus, text in spin text, kol mūsų tekstas yra spin text kintamajame sąraše. Mes išvalome screeną, iškviesdami mūsų clear screen funkciją, tada atvaizduojame print text, tai tekstas bus sukasi, kadangi mes kiekvieną atskirą sukasi iš elementų iš mūsų sąrašo, paverčiame į kintamąjį tekstą. Na ir padarom laukimo animaciją, tai būtent su time sleep. Ir nustatom, kiek laiko bus sleepas, tai 0,1 sekundė kaip pavyzdys, kad šiek tiek greičiau būtų. Na štai, animaciją sukūrėm, tada pasirinkime atsitiktinį rezultatą. Ir mūsų rezultatas result random choice ir iš ko mes pasiemam į slice. Aš netaip parašiau, sides. Ne slice, o sides. Ir pasirinks iš vieno iš 2 variantų, arba herbas, arba skaičius, ir tada counts. Ir pagal tai, koks yra mūsų pusė, tai reiškia result, mes pridedam 1 būtent prie count. Tai ne counts, o count pas mane kintamasis yra. Nekintamasis, o aš sąrašas. Ir tada turime animaciją, turime metimą, kuris imituoja metimą ir pridedam prie atsisuktos pusės +1, tai reiškia, jog ta pusė iškrito. Tada toliau, ką mums reikėtų atvaizduoti ir parodomas rezultatas su spalva. Tai mes galim print, pasinaudokime ANSI kodu. ANSI kodas būtų 033 ir tada 93M. Rezultatas. Turbūt reikėtų mums. Darom. Ir result. Ir uždarom. Gal kad dėl aiškumo susikurkime į atskirus ASIN kodus, tai tarkim geltona spalva ir iš čia mes panaikinkim šitą ir čia padarom. Ir kaip ir darėme kažkada jau vienoj pamokoje, žinom, kad jeigu panaudojam ANSI kodą, reikia padaryti resetą arba endą. Tai end ANSI kodo yra 033 0M. Ir taip mes galim tada paprasčiau geltona plus rezultatas plus
result ir tada arba taip padarom, pamėginti naują variantą, dar nemėginau. Ir tada čia result ir čia darom plus and. Štai sukūrėme rezultato atvaizdavimą su spalvomis. Ir dabar, ką beliko padaryti, į statistiką. Padama statistiką, print, F, suvestinė. Naudojam dar vieną print, F. Herbas ir count herbas kartas ir realiai paskutinis print F moneta count skaičius. Jo, galim teisingai skaičius. Ir čia irgi kartus. Ir dabar padarom paklausimą ar kartoti. Choices, inputas, darom, jog prasidėtų iš naujos eilutės, mesti dar kartą, taip, ne, ir padarom iš karto, galbūt ką išmokom praeitoj, jeigu yra tarpai, juos nustripinam ir padarom upper, jog mūsų iš karto būtų didžiosiomis raidėmis. Ir if choice nėra taip, didžiosiomis taip, išvarom mūsų screeną, iškirdami funkciją clear screen ir print, padėkokime, ačiū, kad žaidėjai. Ir tada, kaip jau išmokom, kad sustabdytume mūsų while loopą, padarom break. Gerai, pirmą syk tikriausiai rašėm tiek daug kodą, nei sykį neprotestuodami, tai dabar bus puikiai pamoka, jeigu bus klaidų, kaipgi tas klaidas taisyti ir kaip skaityti error codes. Sukasi ir matom, mes turime klaidą, kuri 54 eilutėj, result random size, object model is not called. Okay. Einame į mūsų 54 eilutę ir žiūrim random size. Gerai, count. Turim čia count. Result random size. Model is not called back. Size, herbas, moneta, skaičius. Turėtų būti ne moneta. Skaičius. Random
Tai turi būti ne tiesiog random, o random choice. Bet tuo pačiu ištaisim dar vieną klaidą. Taip, herbas 1, kartoti. Taip. Sukus herbas 2. Skaičius 1. Super. Mūsų žaidimas veikia, jeigu parašom ne. Ačiū, kad žaidėjai. Ir taip pat ačiū tau, jog buvai su manimi. Ir iki sekančios. Dėl kažkokių priežasčių tu šį video žiūrėjai iki galo, tai jeigu jau esi čia, nepamiršk paspausti like ir subscribe. Ačiū dar sykį. Iki.